o štai šaulys turbūt turėtų įsitempti, sukaupti visas kantrybės, valios ir nuosaikumo pastangas į vieną vietą, nes jau nuo šių metų gruodžio juodasis mėnulis šaulyje iki kitų metų netgi rugsėjo ir toks įvykis nutinka vėlgi labai retai, tik kas 9 daugiau mažiau metus, ar ne? Ir kuo retesnis tranzitas, tai tuo vis dėlto jis turi didžiausias pasiekmes ir didžiausią efektą. Tai vis dėlto, kaip čia su tuo juoduoju mėnuliu, kas tas juodasis mėnulis ir kaip jis paveiks šaulį? Na, kadangi jau mes čia velniuką paminėjome, tai vėlgi norėčiau pasakyti, netoks velnias baisus, kaip jį piešia. Pats sudėtingiausias periodas labai ilgai netruks. Jis bus, na, ko gero, kažkur tai iki Liepos. Nuo Liepos mėnesio jų šeimininkas Jupiteris pereis į liūtą. Na ir kas beliks? Liepa, rugpjūtis, pusė rugsėjo, žodžiu, tas jau ta pati pabaiga. Juodo mėnulio paprastai žmonės labiausiai pavargsta jau išeinant juodam mėnuliui ženklo, kaip tik ir nebus sudėtinga. Žodžiu, pačiu sunkiausiu, bjauriausiu periodu, kai dažniausiai žmonės pradeda dejuoti, kai jau lieka jau mėnuo, 2 iki išeinant juodam mėnuliui, tai pagrindinė frazė, na, kada tas juodasis išeis, jau atsibodo, jau žmonių kantrybės senka, tai va šito nebus. Tai gal čia liaudies išmintis vis dėlto teisė, kad tamsiausia naktis yra prieš pat aušrą? Taip. O kas apskritai yra tas juodasis Bet mėnulis? čia jinai bus gerai apšviesta, Jupiteris jis ten tokių žibintuvėlių pridėjo, žodžiu, viskas ten bus gerai. O kas tas juodasis mėnulis yra toks ir kodėl apskritai yra paprastas mėnulis, dar juodas mėnulis ir dar baltas mėnulis? Mes jau esam tai aptarę, bet dar kartelį pasikartokim. Aš galiu tik tai pasakyti, kad nei juodo, nei balto mėnulio danguje nėra. Tai yra tam tikri taškai mėnulio judėjimo orbitoje, apie tai galima visiškai atskirą didelę paskaitą pasakyti, bet tie taškai, jie yra skaičiuojami ir pagal juos mes matome tas vietas, per kurias galima labiausiai nukentėti nuo savo blogų padarytų darbų, kitaip sakant, nuo savo blogos karmos ir už ją tenka mokėti. Ir kada mes esame labiausiai pažeidžiami, na, tų juodų jėgų puolimui. Tiesą sakant, toksai pastebėjimas, kai juodas mėnulis yra tavo ženkle, būna kartais netgi visiškai neteisingų puolimų. Tu to niekada nedarai. Staiga apie tai pradeda žmonės blogai šnekėti, kaltinti dalykais, kurių tu niekada nedarai. Kaip ir nereikėtų dėl to labai pergyventi, tik juodas išeina, staiga visi žmonės pamiršta, kad apie tave blogai galvoja, netgi ateina ir atsiprašo. Profilaktiškai, ką daryti, kad to neįvyktų? Labai paprasta. Atsiriboti nuo pasaulio. Juodas mėnulis apskritai yra susijęs su atsiribojimu ir jis reikalauja atsiribojimo. Tuo metu geriau stengtis kuo mažiau bendrauti, pabūti savyje. Jeigu turit galimybės, pagyvenkit vienuolyne, išvykit į piligriminę kelionę. Tuo metu yra labai svarbus tie, to savo dvasingumo ugdymo. Ir šventimai, bendravimai su visais, tai tik tai blogins situaciją. Ir nesiskųskite. Kuo daugiau skųsitės, tuo bus blogiau. Vėlgi primenu, aukštesnės jėgos, angelai mums ateina į pagalbą tada, kai mes šypsomės, kai mes ramus. Ne veltui visose religijose mes atrasime tą ramybės palinkėjimą. Ir galima sakyti, to juodo mėnulio periodas jisai neužtruks. Daug detalesnius aprašymus kiekvienas iš jūsų galite rasti kiekvieno mėnesio lape astrologiniam Palmyros kalendoriuje, kuriame lygiai taip pat galite rasti ir savo užduotus klausimų atsakymus apie užtemimus, apie tranzitus, apie mėnulio tranzitus per zodiako ženklus.
Galite rasti detalius mėnulio ir saulės kalendorių, dienų aprašymus. Galite rasti ir runų ženklus, kurie galėtų būti talismanai ir amuletai kiekvienai dienai. O svarbiausia, rasite legendinius Palmyros ženkliukus, raudonus ir žalius, kur netgi nenorint gilintis arba neturint laiko gilintis į aprašymų lapą, užmetus vien akį į kalendoriaus lentelę, kuri yra štai tokia visokia margutėlė, galėsite pamatyti, ką tą dieną vis dėlto yra rekomenduojama veikti, ko nereikėtų daryti. Taip pat kalendoriaus pabaigoje rasite visų gyvūnų aprašymus, gyvūnų tai totemų aprašymus, tiek apie asiliuką zoroastrietiškai, tiek apie ugninio arklio metus, tiek apie Merkurijaus planetą kaip metų valdovę. Tuos pačius aprašymus rasite ir metų žvakės aprašyme, kurį visada galėsite paskaityti nuskenavę QR kodą ant žvakės pakuotės. Žvakę bus rekomenduojama užsitekti pasitinkant visus naujuosius metus, tiek mūsų įprastąją sausio 1-ąją, tiek kinų naujuosius metus, tiek zoroastriečių naujuosius metus, tai yra kovo 21-ąją. Žvakė dar praturtinta, saulei tekant, žvakė dar praturtinta spalva ir kvapais. Iš tiesų rasite dar ir aprašymus detalius, kaip sutikti tuos naujuosius metus, kokius vis dėlto papuošalus dėvėti, kokius šokius šokti arba jų nešokti. Reiktų trankiai švęsti, trankiai pasitikti tuos naujuosius, ar galbūt ramiau, labiau susikaupus. Visą tą informaciją rasite žvakės aprašyme ir žvakę galite įsigyti tik Smells Like Spells internetinėje parduotuvėje. Na, o kalendorių rasite jau ir mūsų parduotuvėje, ir interneto parduotuvėje, rasite ir Pegaso knygynuose didžiuosiuose, ir Vagos didžiuosiuose knygynuose, ir knygos.lt, ir patogu pirkti. Taip pat nuorodas tiesiogiai galite rasti ne tik Smells Like Spells interneto parduotuvėje kaip produktus, bet ir tiesiai po šituo video. Na, o žvakės aprašymus iš tiesų galėsite rasti net 3 kalbomis šiais metais. Tai yra lietuvių, anglų ir prancūzų. Todėl jei kalendorius tik lietuviškai, tai žvakė gali tapti netgi puikia dovana jūsų ir nelietuviškai kalbantiems draugams. Abu šie nuostabus produktai gali būti siunčiami į visas pasaulio šalis, išskyrus Rusiją. Nusipirkti juos galima internetu. Ką, Palmyra, mes galėtumėm dar pabaigai palinkėti žiūrovams ir galbūt labai trumpai, ko Lietuva, kaip mūsų ta tėvynė, kurią dar visą pusmetį mes turime ypatingai mylėti, ko ji gali laukti 26-aisiais. Ko gali laukti Lietuva ir ką mes linkime žiūrovams? Tuoj pat pasakysiu, bet dar vienos detalės, sakiau, prie detalių negalima kabinėtis, vis tiek noriu prisikabinti. Manęs dažnai klausia, o ką daryti su runų ženkliuku? Niekaip tu nepaaiškinai, 2 žodžius pasakyti. Ką daryti su runų ženkliuku? Kaip jais naudoti, žmonės pasižiūri ir nežino, kaip tai. Visų pirma, pažvelgus į kalendorių, pasižiūrėti, koks tai yra runų ženklas, tą dieną, tada atsiversti kalendoriaus pabaigą, ar ne, ten, kur yra saulės parų aprašymai, mėnulio parų aprašymai ir runų ženklų aprašymai, juos galima tiesiog persipiešti detaliai ant lapelio popieriaus, galbūt ant akmenuko, galbūt ant odos gabalėlio, nes runos vis dėlto mėgsta tas natūralias medžiagas, ir galbūt tą dieną tiesiog įsidėti į kišenę, galbūt, nežinau, į rankinę ir vis galbūt netgi rytinės meditacijos metu vis vizualizuoti, vis pamėginti tą runų ženklą įsivaizduoti ir tokiu būdu jis galės tapti jūsų talismanu ir amuletu. Tai vėlgi ženklas, kuris suderintas, jeigu Palmyras savo mažuosius ženkliukus derina pagal daugybę astrologinių aspektų, tai
runų ženklas, kaip tokia vyšnaitė ant torto, jau priderinta prie visų ženkliukų, aspektų, planetų tranzitų ir planetų judėjimų. Taip, iš tikrųjų norėčiau atkreipti dėmesį, kad tie ženkliukai tai yra į vieną vietą apjungta yra didžiulis kiekis astrologinės informacijos. Tai ne tik Mėnulio diena, ne tik Saulės diena, tai yra planetų tranzitai, tai yra tam tikri laipsniai, geri, blogi. Yra toks didelis kiekis informacijos ir jūs nenustebkite. Štai, tarkim, ko būna, aš gaunu tokius klausimus, tarkim, pagal Mėnulio kalendorių, tarkim, 14 Mėnulio diena, o pas mane nėra paženklinta, kad tą dieną galima pradėti naujus darbus. Kodėl? Neatitikimas. Tam yra priežasčių, reiškia kažkoks blogas tranzitas, kažkur kažkas yra negerai. Ir nenustebkite, netgi jeigu bus kartais labai bloga diena, jūs žinote, pagal Mėnulio kalendorių, ten beveik nieko blogo nepažymėta. Reiškia, tai dienai yra tam tikra planetų padėtis be galo palanki, kuri bent jau iš dalies sugeba tą didįjį tos dienos blogį kompensuoti. Tuo ir yra retas kalendorius, kad čia yra susumuota visas informacija, kad žmogui nereikėtų sukti galvos ir jis dažnai pasimeta, nes dabar daug žino ir Mėnulio kalendorių, ir Saulės, ir informacija pjaunasi, ir netitinka. Ir ką tada daryti? Tai šitas sunkus juodas darbas, kai reikia suderinti kartais visiškai priešingas informacijas ir rasti tą bendrą sprendimą, ir yra atliktas kuriant šitą kalendorių ir atspindėta ženkliukų pavidalu. Žali gerai kaip šviesoforas, raudonį įspėjimas, kad atsargiai. O ko, Palmyra, vis dėlto palinkėtumėt 26-aisiais? Ko reikėtų mums laukti, siekti, apie ką svajoti ir kur save vis dėlto geriausia padėti? Kadangi tai bus vis dėlto Merkurijaus metai, kas yra Merkurijus? Mąstymas. Pirma, apgalvojam, apmąstome, aišku, įskaitant kylantį mazgą žuvyse, kai mes įsiklausome į intuiciją. Ir po to veikiame ir čia kalendoriuje buvo parašytas, man labai patinka senovės Avestos knygoje, šventų zoroastrietiškų knygų rinkinys Avesta, tas pagrindinis kelias – dora mintis, doras žodis, doras darbas. Toks galbūt ir būtų palinkėjimas. To linkime jums. Kviečiame pasidalinti šituo video įrašu, nes jis liks iš tikrųjų Smells Like Spells paskyroje. Galbūt jis bus įdomus jūsų draugams. Nepamirškite paspausti patiktuko, nepamirškite pasidalinti šituo įrašu. Nepamirškite nupirkti galbūt geriausios ir įdomiausios dovanos tiek lietuviškai, tiek nelietuviškai kalbantiems savo draugams, kuri lydės jūs visus ir draugus lydės visus metus, tai yra metų žvakė. Nepamirškite įsigyti Palmyros astrologinio kalendoriaus. Tariame jums sudie ir linkime gražiausių, sėkmingiausių ir žaliausių ateinančių metų.